Hola, hola, bienvenidos a mi canal, sveiki atvykę į mano kanalą, mano vardas Elžbieta, malonu susipažinti. Ir šiandien mes su jumis pakalbėsime jau apie gramatiką, taip, jau laikas pakalbėti apie gramatiką. Ir šiandien aš su jumis pasidalinsiu su išsireiškimais, kaip mes galime atsakyti, taip, nepaprastai žodžiais, ten man kažkas blogo ir viskas. Ne, bet yra keletą tokių išsireiškimų, su kuriais mes galime paįvairinti savo kalbą. Taip mes praturtiname savo žodyną, tikiuosi jums bus įdomu. Ir dar norėjau pasakyti, kad jeigu jūs per vasarą norite išmokti bazinės ispanų kalbos, kviečiu jūs į intensyvų ispanų kalbos kursą. Rašykite komentaruose, kad jūs norite ir aš su jumis susisieksiu. Arba užeikite į mano socialinius tinklus ir galite ten visada su manimi susisiekti. O mes, aš galvoju, galim pradėti. Taigi, šitie išsireiškimai, ispaniškai jie yra vadinami los modismos. Ir tuoj pamatysite, kas čia tokio yra. Taigi, primero, chocar los cinco. Manau, čia viskas aišku. Chocar los cinco, ¿sí? Cuando otra persona te da también cinco, taip, kai duok penkis. Es lo mismo, tas pats yra ispaniškai, chocar los cinco. Čia nieko ypatingo, manau, tikrai žinojote. Sekantį, kurį mes turime, tai yra chuparle la sangre. A alguien, obvio. Siurbti kraują. Kažkam tai. Chuparle la sangre a alguien, taip, kažkam. Ir čia reiškia aprovecharse de alguien, taip, pasinaudoti kažkuo tai, kad, pavyzdžiui, kažkas kažkuo naudojasi. Na, pavyzdžiui, toks labai bus juokingas pavyzdys. Mis hijos me chupan la sangre. Mano vaikai manimi naudojasi. Taip, chuparle la sangre. Kaip galite matyti le, kad kažkam, jeigu man, tai chuparme la sangre. Siguiente, sekantis. Codearse con alguien. Codearse nuo žodžio el codo. Ir codearse con alguien reiškia relacionarse con alguien. Vadinasi, čia, taip sakant, turėti gerus santykius su kažkuo, tai bendrauti, turėti ryšį, taip, relacionarse arba codearse con alguien. Pavyzdžiui, Juan se codea con la gente muy importante. Taip, Juanas bendrauja su svarbiais žmonėmis. Taip, codearse con alguien. Darle la espalda. Taip pat a alguien, kažkam, tai darle la espalda. Atsisukti nugarą. Taip, ne tiesioginė prasme, o perkeltinė. Vadinasi, atsisukti nuo kažko. Tai, pavyzdžiui, jūsų draugas jūsų prašo kažko, tai, o jūs nenorite. Taip, ir jūs atsisukate nugarą. Bet ne tiesioginė, bet perkeltinė prasme. Pavyzdžiui, mis amigos me dieron la espalda. Mano draugai nuo manęs atsisuko. Tai vadinasi, jie nepadėjo dabar arba kažkada, kai man reikėjo. O tai yra, taip, duoti nugarą, taip sakant, jeigu pažodžiui versti. Decir algo o hablar de las espaldas. Čia jau tikrai žinote, manau, nes lietuviškai skamba taip pat, kad kalbėti už nugaros, apkalbinėti, taip sakant, kažką tai. Estas mujeres hablan a las espaldas de su director. Taip, tos moteris apkalbinėja savo direktorių. Sekantis labai tikrai pozityvus yra dormir a pierna suelta. Jeigu pažodžiui būtų, kad miegoti su ištiesta koja. Dormir la pierna suelta. Ir čia reiškia miegoti labai gerai. Dormir como un bebé. Miegoti labai gerai miegoti. Taip, ir jūs galite pasakyti. Hoy dormí a la pierna suelta. Šiandien aš labai gerai miegojau. Estar hasta la coronilla. Čia tas pats kaip estar harto, sinonimas. Estar harto jau jūs pažįstate,
O čia jums naujas išsireiškimas. Ištar hasta la coronilla. La coronilla viršūnė, taip šita vieta mūsų. Ištar hasta la coronilla. Vadinasi, kad jau viskas, nebegalite kentėti, jau jums labai viskas nusibodo. Meter la pata. Meter, įkišti la pata būtų koja, bet ne žmogaus, o gyvūno. Ir išsireiškimas meter la pata vadinasi equivocarse, padaryti kažką ne taip, padaryti kažką blogai, meter la pata. Pavyzdžiui, ai amiga, es que metí la pata. Ai draugė, aš blogai padariau. No dar pie con bola. Šitas išsireiškimas reiškia, kad, pavyzdžiui, visą dieną jums viskas labai gerai sekasi. Nes juk tai būna ne visada, būna visą dieną viskas aukštyn kojom. O čia, kai visą dieną viskas eina pagal planą, viskas labai gerai, kažkokie bonusai dienos metu. Taip, na, vienu žodžiu, diena labai gerai praėjo. Arba dar eina. No dar pie con bola. Estar con la soga al cuello. La soga, čia būtų virvė. Vadinasi, kai virvė jums spaudžia kaklą perkeltinę vėl prasme, kai jūs turite labai daug problemų ir jūs tikrai tada galite tai pasakyti. Estoy con la soga al cuello. Prisimenam taip, aš jums sakau bendratimis visus šitos modizmus, o jūs, kai kalbate, jūs jau asmenuojate veiksmažodį, kad atitiktų į tą asmenį, apie kurį jūs norite sakyti. Sekantis išsireiškimas irgi yra susijęs, kai jūs turite labai daug reikalų, daug darbo ir jūs tiesiog nespėjate visko padaryti. Jūs tada galite pasakyti no doy abasto. Bendratyje būtų no dar abasto. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, norite sakyti apie save pirmo asmenio, taip, tai jūs ir sakysite no doy abasto. Vadinasi, jūs turite tiek visko padaryti ir jūs nieko nespėjate. Sekantis išsireiškimas yra jau susijęs su skausmu, kai mes jaučiame labai kažkokį stiprų skausmą ir mes tada galim pasakyti estoy viendo las estrellas. Taip, galite šitos dibujos animados prisiminti, kaip ten, pavyzdžiui, Tom ir Jerry, taip ir vienas ten šečioka con algo, taip ir ten po to mes turime žvaigždutes mums rodo. Tai va, čia nuo to didelio skausmo ir dėl to mes ispaniškai tikrai galim taip pasakyti. Kai jums labai skauda kažkas, estoy viendo las estrellas, matau žvaigždes. No levanto la cabeza. Vėl šitas išsireiškimas reiškia, kad jums nesiseka, bet ne tik, kad vieną dieną, bet jau kažkokį laikotarpį tai vis sekasi blogai, vis kažkokios problemos, kažkokie sunkumai. Ir vat šiuo atveju jūs galite tikrai tai pasakyti. O bendratyje būtų no levantar la cabeza. O jeigu aš pirmo asmenio, taip, no levanto la cabeza. Nepakeliu galvos, taip sakant, tiek daug problemų visko, kad jūs negalite su tuo netgi susitvarkyti jau. No me puedo quejar. Sekantis išsireiškimas reiškia, kad jums viskas gerai, kad jūsų paklausia, pavyzdžiui, ¿y cómo estás? ¿Y qué tal? Ir jūs, jeigu jums labai gerai sekasi, neturite problemų, viskas gerai, tai tikrai galite pasakyti no me puedo quejar. Taip, kad viskas gerai, kad nes veiksmažodis quejarse, čia būtų vis kažką sakyti, tai bubnioti, sakyti, kad ai, tas blogai, man blogai. Dėl to ir sakau, no me puedo quejar. Kad jums tikrai sekasi neblogai. Čia būtų visi tie keletą išsireiškimo šiandien, tikiuosi, nors kokius 2-3 jūs savo išsirašysite ir įsiminsite, kad po to galėtumėte naudoti savo ispanų kalboje. Ačiū, kad buvote su manimi, kad žiūrėjote šitą video. Prenumeruokite ir neužmirškite apie laiką. Būsiu labai dėkinga, tai tikrai padės augti kanalui. Ir ką, susitiksime labai greitai kitame video. Hasta pronto!